Sveiki, čia aš Baltoji lapė. Šis tarų kortų skaitimas yra bendras. Dėl privataus tarų kortų skaitimo rašykite man į Messengerį privačia žinute. O dabar pasižiūrėkim, kas čia jūsų laukia, kas čia bus, pamatysim, kokia tema išlys, nes temos nežiūrėjau. Žinios. Pas jūs ateina žinios. Tai, kas jums lemta, tai tikriausiai protėvių žinios ateina pas jūs. Žinios iš praeitų gyvenimų. Protėvių žinios. Kažkokios čia protėvių programos lenda. Ateina protėvių žinios. Pas jūs suvokimas. Apie šeimą. Protėviai, taip, protėviai bando su jumis susisiekti. Ir pranešti žinią apie šeimą, apie artimus žmones galbūt. Sako protėviai, kad man atėjo tokia žinutė, kad kažkam galbūt netektis. Kažkam netektis artimo žmogaus. Sako, bendraukite su artimu žmogumi. Kol dar yra laiko. Nežinomybė. Nežinomybė taip lengva. Sako, nežinia kada, bet skirkite laiko. Taip, aš kalbu ir kortos eina paskui, skirkite laiko tam žmogui. Padėkite jam. Tai čia protėviai nori pranešti jums apie netektį, ar tai gali būti netekimas arba artimo žmogaus, arba savo kažkokios versijos, kuri jau nebeaktuali, jau dabarčiai nebetinka, tuo labiau ateičiai. Tai tiksliai kokia čia netektis nežinau, negaunu žinutės, gauti, kad netektis. Tai netektis
kaip ir minėjau, arba artimo žmogaus, arba savo dalies, kuri jau, iš kurios jau, kaip čia pasakyti, jokios naudos, tai kažkokios savybės galbūt. Tai čia savęs atnaujinimas gali būti. Ką dar turėtumėme žinoti? Ką dar turėtumėme žinoti? Ką dar turėtumėme žinoti? Tai čia tema, reiškia, bus protėvių žinutė. Ką dar norėtų pasakyti protėviai? Ką dar norėtų pasakyti protėviai? Vyriškis resursuose. Vyriškis resursuose laukia galimybės. Laukia galimybės. Ir kokios šios laukia galimybės. Tai bus tikriausiai mylimasis. Mylimasis. Taip, tai bus mylimasis sielos dvynys. Ko jis laukia iš jūs? Ar apskritai ko iš čia laukia? Kažkaip nuskambėjo. Šeimos. Nori šeimos, nori susijungimų. Tai kodėl nesukuri šeimos? Praeitis, stablo praeitis. Praeities įvykiai su buvusiu partneriu. Ir verskite save partnerį. Jis nori šeimos su jumis, bet praeitis nėra išdirbta. Nuoskaudos likusios traumos, kurias reikia išdirbti. Šitas žmogus nori šeimos. Matot, kas yra šeima? Vaikai. Santuoka. Jis nori su jumis tokios šeimos, bet traumos, praeities traumos, praeities atsiminimai, traumos su buvusiu partneriu, partnerė užtemdė. Užrištos akys, matot, bijo pasirinkti, bijo. Baimė. Sustingdytas baimėje. Taip, čia traumų pasekmė lenda. Neišdirbtos traumos. Tačiau jis yra laimingas su jumis. Moteris taip pat resursuose. Moteris susijusi su gamta, mėgstanti gyvūnus turbūt, arba auginanti gyvūnus. Moteris klestėjime. Moteris, matot, medis. Moteris taip pat galimai nori šeimos. Šeimos žmogus. Taip pat nori šeimos susijungimo, galbūt ir vaikų. Tai apie jūs.
Jis yra su jumis laimingas ir mato, kad jūs irgi to norite. Tačiau jūs abu esat pastrigę. Reiškia, kas čia yra, abu nesat išdirbę savo traumų, esat pastrigę, tačiau jūsų laukia atsinaujinimas, jūsų gyvenimas pasikeis. Jūs abu esat pastrigę, bet jūsų gyvenimas pradės keistis. Likimo ratas. Jūs busit priversti paleisti traumas, nes jūsų gyvenimas pasikeis. Nes likimo ratas tai tikslios žinutės negaunu, bet likimo ratas yra arba kažko netektis, arba naujos gyvybės gimimas. Tai arba kažkas kažko neteksite, arba užgims gyvybė tarp jūsų dviejų. Tai reiškia vaikelio atėjimas. Jūsų bendro vaikelio atėjimas, arba kažkieno netektis, kas apvers jūsų gyvenimą, drastiškai pasikeis jūsų gyvenimas, privers lipti iš traumų, keisti savo gyvenimą, kažką daryti. Pažiūrėkim, gal tiksliau parodys. Galima tiksliau. Gal parodys, su kuo tai susiję. Gyvenimo ratas. Gyvenimo ratas. Kuo tai susiję? Rodo, kad tai ateina. Tai ateina. Tai ateina ir tai yra taip. Taip, tai bus vaikelis, bendras jų dviejų vaisius, gyvybė. Gerai, kad teigiamos žinios, o ne kažkokia netektis. Tai kažkam čia ateina, beldžiasi po truputį, nežinau kiek greitai, bet rodo, kad ateina vaikelis pas jūs. Imperatorė kūrybinė energija. Taip, vaikelis pas jūs ateis, atsivers jūsų energiją, nes moteris, kai laukiasi, ypatingai pas ją kūrybinė energija suaktyvėja, nes vystantis vaikeliui reikia kūrybinės energijos moteriai. Tai sustiprės kūrybinė energija, ką ir patvirtina nėštumas pas kažką, o kažkas gal jų gimdysit. Taip, šventė ateina jūsų gyvenime, šventė. Kažkas lauksitės vaikelių. Nežinau, kiek greitai čia pas jūs ateis visa tai. Ar po metų, ar anksčiau, ar vėliau. Bet tai jau eina link, ateina pas jūs. Taigi tokios protėvių žinutės jums. Sveikinu jūs. Taigi šis tarot skaitimas buvo bendras. Kaip žinote, kadangi bendras ne su visais rezonuos, gali dalis rezonuoti, gali viskas, gali iš vis nerezonuoti. Jeigu nerezonuoja, kaip mes pajaučiam, kad rezonuoja. Kai kurie sako, kad turit pajausti šiurpuliukus.
Bet čia einant per kūną, bet kiekvienam skirtingai, pavyzdžiui. Duosiu pavyzdį, kaip aš pajaučiu, kad man rezonuoja, aš pajaučiu širdimi. Aš pajaučiu širdimi. Tai, kas man rezonuoja. Tai visiems skirtingai, kokį pojūtį pajaučiat ir žinot, kad atrodo, o tai čia apie mane, šita dalis apie mane, čia tinka, tai reiškiasi yra jum. Tikriausiai žinot, kaip tai veikia, jeigu reikia papasakoti, kaip veikia, kad suprasti rezonuoja, komentuokit, paaiškinsiu plačiau, mokysime suprasti, ką reiškia, kad skirta mum, kaip pajusti, nes mes žmonės esame mėgiai ką padaryti, pritempti viską savo, ar tinka, ar netinka, pritempiam, bet mes turim pajusti. Mūsų kūnas visą laiką žino atsakymus, prieš įvykstant nelaimėm ar džiaugsmingiam dalykam mūsų kūnas jau žino. Taigi, pirmiausia, įsiklausykite savo kūną, savo širdies ritmą, kaip jūsų kūnas reaguoja į tai, ką girdit. Įsiklausykite kūną ir suprasit, ar tai rezonuoja su jumis ar ne. Taigi, kaip ir minėjau, protėvių žinutės, išgirdote viską, laukia kažko šventė, vaikelio gimimas. Su tuo jūs ir sveikinu. Linkiu, kad tą ir pasiektumėt, ko ir svajojot, šeima. Bet galimai jūs yra čia, kaip ir mačiau, tiek vyriški, tiek jūs veikia traumos, baimės visokios. Tai linkiu, kad paleisti baimės, išdirbti traumas. Nes protėviai sako, pas jūs turi ateiti nauja siela, gyvybė. Galbūt kažkas iš protėvių grįžta. O gal ir apskritai kažkokia nauja siela, bet esmė tame, kad tarp jūsų lemta užgimti gyvybei. Tai ties to ir sveikinu. Šis tarot kortų skaitimas buvo bendras. Dėl privataus tarot skaitimo rašykit privačią žinutę, pabendrausim daugiau, kaip minėjau video pradžioj. Ir būkit aktyvus, komentuokit, su kuo rezonavo. Lauksiu jūsų visokiausių smailiukų, emodžių, kaip sakant. Jeigu bijot kažką rašyti, komentuokit, siųskit širdelę, žvaigždutės. Ką tik norite, parodykit, kad esat aktyvus. Ačiū, kad buvot su manimi ir iki kitų kartų.